tokie gėrio, energijos mainai, kur yra labai sudėtinga paaiškinti žodžiais, reikia tiesiog tenai pabūti. Taip. A tu tikra? Taip. Tokia, a tu tikra? Aš negaliu patikėti. Tikra. Ir labai graži. Labai graži. Tokia būtų pradžia. Taigi labai gražiai atrodo. Labai to. Va, viskas pradėjo. Indrė, neatsibodo, neišsisėmiai, gal jau gana šokiai, kam per 30? Ne, man atrodo, tai yra toksai neįsenkamas, gal moteriškas vidinis resursas. Dėl to, kad vyksta rotacija. Aš lygiai taip pat galvoju, kad ir šiaip tai jisai keičiasi, kartu keičiasi su manimi, nes aš augu, mano patirtis kažkaip dedasi į tą vakarą, į tą susibūrimą, į tą bendravimą, tos visos temos, jos yra, neįsenkamos, o juolab, kad tas kartų skirtumas ir moterų, žinai, kaip pavyzdys, prieš jau dabar, prieš kokius 12-13 metų kalbėjau apie pogimdyvinę depresiją. Ir gal prieš porą metų buvo renginys, kur pasikvietė vėl šnekėti į diskusiją ir šią temą. Ir aš galvoju, dar reikia kalbėti apie tai. Tikrai. Tai čia tiesiog, nes tu praeini tą etapą, tu praeini tą kažkokią tai savo problemą, bėdą, ją išsisprendi ir tau atrodo, ir atrodo viskas. Ir visi išsisprendė. Pakalbėjai, bet tu supranti, kad apie tai reikia dar šnekėti ir tų temų, tų bėdų ir ypatingai moteriams pati savo patirtim suprantu, kad kai tau iš tikrųjų yra juodas dienos, juodi išgyvenimai, sunkus išgyvenimai, tau labai gera kabintis ir ieškotos šviesos toje tamsoje, kai girdi tas istorijas tų moterų, kurios jau praėjo ir tam tikrą prasme jos yra tavo įkvėpėjos, jos yra tavo pavyzdžiai ir tas palaikymas ir kartais tikrai labai banaliai atrodo ir skamba, bet taip norisi tą akimirką išgirsti iš žmogaus, kuris taip praėjo, tą patyrė, sakytų, žinok, viskas bus gerai, tu pamatysi, tu sugebėsi, tu gali, duok laiko. O tu gauni iš savo moterų, kurios ateina pas tai renginius, vat tą tokį ir savo? Kad viskas bus gerai. Gaunu, tai yra tokie gėrio energijos mainai. Iš tikrųjų, dabar, kadangi šita visa apskritai moteriška veikla, kurią aš vykdu su visom iniciatyvom, renginiais, susitikimais, socialiniai tinklai, tai yra jau 9 metai. Taip. Tai realiai, aš kaip supratau, tam tikrą etapą aš daugiau duodavau, o paskutinius metus tai yra tiesiog ateina moteris, kurios ateina ne pirmą kartą, ateina jau 4 kartą, ateina 5 kartą, pasiema savo sesę, savo mamytę, savo dukrą. Jos jau mėgaujasi išsisprendusios reikalus. Ir jos jau dabar kalba. Šiaip iš esmės po renginio vyksta dar kitas renginys, kur vyksta mūsų fotosesija, apsikabinam, pabendravom ir jos dalinasi savo patirtimi, savo istorijom, savo keliu, kuriame jos yra arba jau išsisprendė, gal dar kažko paklausia. Tai tokie gėrio, energijos mainai, kur yra labai sudėtinga paaiškinti žodžiais, reikia tiesiog tenai pabūti. Taip. Bet aš sakau toksai mini, kad suprasti, tai yra kaip tavo draugių vakarėlyje, tam moteriškam energijos vaibelyje. Tai tu tiesiog padaugink ten 10-50 kartų daugiau, kokia yra energija. Eina šiurpai. Šiurpai eina, iš tikrųjų, kiekvieną kartą. Ir labai gera tą stebėti, kad tas toksai susivienijimas, galbūt bendrumas iš pradžių toksai būna, žinai, viena į kitą, kaip čia žiūrėk. O paskui jos išsilaisvina. O po to apsikabina, bendrauja ir daug kas ateina ir labai bijo ateiti viena į renginį, tarkim, ir sakau, tu nebūsi viena, būsiu aš ir bus labai daug moterų. Ir iš tikrųjų ne per vieną renginį yra susipažinusios būtent tame renginyje moteris ir palaiko ryšį ir santyki, taip. Gražu. Ar tu atsimeni kokią istoriją savo tokiuose renginiuose, kuri taip užkabino, kad verkiai ir ilgai galvoja apie tai, kokią nors moters išgyvenimą, kuriuo pasidalino su tavim? Iš tikrųjų, tai kiekvieną kartą verkiu. Labiausiai, tai žinai,
Iš pradžių tai tos visos istorijos tai buvo tų pačių mamų, kurios augina sunkius vaikus, kuriems mes padėjom, o po to supratau, kad tai kiekvienai moteriai, kurie ateina, turbūt reikia išgirsti, nes netgi suskirščiau į tokius 3 etapus, tai yra arba tu jau praėjai tą etapą, arba tu esi tame etape, arba tavęs dar laukia. Dėl to tie mainai ir tas pasidalinimas tam tikromis istorijomis, kurias aš dalinuosi apie save, per save, nebedu nei vieną, tai nereiškia, kad dabar mes visus turim taip daryti, kaip aš dariau, arba ten jaustis taip, kaip aš jaučiuosi, bet iš esmės tai yra tokie neišvengiami gyvenimo etapai, kuriuos turi praeiti moteris. Ir palaikymas visų. Ir palaikymas, jis yra, tas pats smerkimas. Mes turim tą dabar posakį, cancelimo, tą visuomenę, kuri smerkia anksčiau laiko, nors nieks nesupranta ir neieško priežasties, dėl ko tas žmogus taip elgesi. Taip. Kodėl jis toks įlipkite į jo batus. Jo, kodėl tu toks piktas? Taip. Tai gal dėl to, kad esi nelaimingas ir esi tam, žinai, aplinkybių apsupty, kur ten, nežinau, vyras smurtauja, tėvai vyresnio amžiaus nepalaiko, nes to, ką tu čia skundėsi. Taigi, va, stogas virš galvos, vaikai pavalgia, vyras lyg ir nemuša, tai ko tu čia skundėsi? O jeigu ir muša vieną kartą, nieko tokio, myli. Taip. Baisu iš tikrųjų, tas keliauja iš senų laikų. Tai eina iš kartos į kartą ir labai yra faina matyti dabar jau pastaruosius metus, kad ateina 2-3 kartos. Vilniaus renginiai buvo iš viso 4 kartos atėjusios ir po renginio priėjo moteris, kuriai buvo apie 90 metų. Taip, tai buvo 4 kartos, kurios jau atėjo į renginį ir sako, kaip gerai, kad tu šneki, kaip gerai, kad tokie vakarai yra ir sako, kaip man gaila, kad mano laiku to nebuvo. Tai kalbant apie tas istorijas, verkiau iš tikrųjų ir dažnai, aš tokia... Verksnė, maža verksniukė. Iš tikrųjų, tai tos ašaros ir emocijos, jos yra tikros ir kažkaip tai jų neužslapini. Net kaip pasakoji, tavo akis, jos kažkaip... Jo, tai buvo Druskininkuose, man atrodo, renginys ir jau po renginio buvo... bendravau su moterimis ir viena vyresnio amžiaus moteris, kurie, nežinau, gal irgi apie 70-66. Šokiai kam per 30? Taip, tai čia yra labai, šokiai kam per 30 ir širdyje norėčiau paminėti. Tai turbūt anksčiau savęs palaidoti nederėtų ne vienai. O tos moters žodžiai, kur jinai pasakė, jinai pati pradėjo apsiašarojusi kalbėti ir dėkoti man už šitą vakarą, nes sako, ačiū tau už šį nuostabų vakarą, ačiū už tai, kad tu darai, nes aš dabar... Tu darai man. Nes aš dabar pradėjau mylėti save. Dabar, kai jai 70 metų. Apie 70 metų. Tada aš labai pradėjau verkti, aišku, mano vadyba atbėgo, nes sako, ką padarė, ar nuskriaudė, ir aš tokia tiesiog pasakiau, kad, tai yra, žinai, toksai, dėl ko aš tai vertinu, dėl ko aš ir jaudinuosi, ir man tai yra labai svarbu, dėl to, kad kai tu tai darai intuityviai, be jokios strategijos, nes aš pradėjau šitą veiklą visiškai neplanuodama, kad čia virsi kažkokį tai didžiulį dalyką, unikalų dalyką, labai stiprų emocionaliai. Nes viskas tiesiog iš pajautimo, tokios moteriškos gal intuicijos ir per tikrą jausmą, nes čia, žinai, ne verslas, ne strategija ir daug kas ir sako, užsimk tą veiklą, kurią tu myli ir pinigai ateis. Ir pinigai ateis ir niekada nebedirbsi. Ir niekada nebedirbsi. Ir aš tikrai, ir aš vertinu tai, nes aš kiekvieną kartą vis dar su tiek darbo, su savimi, vis tiek dar vis klausiu, jos atėjo dėl manęs? Tikrai taip. Tai vertinu. Ir dėl tavęs, ir dėl savęs. Dėl mūsų. Dėl mūsų. Taip. Aš žinau, žiūriu į tave ir tu kažką tokio man darai, eina visur per kūną energiją. Net nesuprantu tu. Aš turiu asmeninę dabar terapiją. Su Indre. Taip. Indre, kadangi aš esu apie finansus ir man tikrai yra įdomu, kaip tu tvarkaisi su pinigais. Aš daug žinau, aišku, bet pasidalink. Kaip tu tvarkaisi su pinigais? Ar tu vadovaujasi kažkokia sistema, taupimo, planų ateičiai? Ar tiesiog šiandiena viskas? Ne, aš gal tokio aukso viduriuko ieškotoja ir tokio balanso aš per tam tikrus, nežinau, pastaruosius metus apskritai turiu nusistačiusi tokią savo tam tikrą pinigų sumą, kur jeigu... Negali nukristi žemiau. Negali nukristi žemiau ir aš tada laisvai jaučiuosi, nes aš mėgaujuosi... Saugus rezervas. Jo.
Tai tada aš galiu mėgautis ir važiuoti atostogauti ir, nežinau, Ir nebijoti. nežiūrėti tos gal kainos, kiek kas kainuoja, nevaržyti savęs, nes kai ir išgyvenom jau ne vieną ekonominę krizę, tai kur Ir ne vieną girdėdavome, išbandymą. Taip. kur girdėdavome pasiverškime diržus, o aš tiesiog sakau, tiesiog atsiraitokim rankovės ir daugiau dirbti. Taip, ir mano irgi frazė visada aš konsultacijose sakau, tai jeigu jūs negalit savo kažko leisti, tai arba susimažinat išlaidas, arba pasididinat pajamas. Nėra stebuklų, o visi nori stebuklų. Visi tikisi to stebuklų ir to lengviausių kelių, bet kiek apskritai ne tik tai apie finansus kalbant, apie viską reikia dirbti. Vienareikšmiškai Reikia dirbti. Reikia dirbti. Nes labai visi nori labai greitai, labai daug. Ir dėl to turbūt ir tas gimsta toksai ir pyktis, ir pavydas, ir tie kažkokie dar ir štampai, stereotipai. Nes aš ir turiu tokį vieną savo pavyzdį, kur su prabangiu automobiliu važiuojantį blondinę už vairo, tai pirmas, ką tu pagalvoji, aš nesakysiu dabar. Bet visi supratom. Tikrai nepagalvoju apie tai, kad kokia šaunuolė, jinai turbūt tiek daug dirbo, prakaito kiek jo. Tai prakaitas turbūt buvo lėtas kažkur kitur, tikrai ne moksluose ir turbūt tikrai nupirko jai tą automobilį vyras. Bet nervina tokia. Tai nervina ir dar aš suprantu, kad iš tos tokios pozicijos, gal mūsų tokia mažuma, dar yra iš tos senos kartos apie tai apskritai kalbėti, apie pinigus, apie finansus. Kažkaip nedrąsu. Nedrąsu tam tikrą prasme ir dar tokie tie ribiniai dalykai lytiškumo atžvilgių, jie dar juntami labai. Taip, kad moteris... Ir tu turi vis tiek labiau dar dirbti ir labiau įrodyti, kad tai yra tavo, kad tu gali, taip. Tai tu visą laiką esi tokioj pastovioj įtampoje ir su tokiu, kur, aš turiu įrodyti ir turiu dirbti ir stengtis labiau, kad... Kad tu patikėtum, kad tai tavo. Jo, kad tai yra tavo, nors ir tai, ką tu čia. Taigi viskas labai paprastai. Viskas labai lengvai. Tai niekas nieko man nepadavė. Aš tai žinau ir tu tą žinai. Ir tavo artimi žmonės žino, bet žinai, kaip visuomenė kartais dažniau galvoja, kad taigi viskas taip paprasta. Jei duota, jei nupirkta, jei padovanota. Niekogi. Būna tokių, žinai, kur gauna ten paveldėję žemę ar kažką. Mano tėveliai patys atvažiavo iš mažų miestų į Vilnių ir jie patys viską nuo nulio statėsi. Taip. Tai bet kalbant ir tai, kad jeigu žmonės pradeda ir nuo nulio, jie tiesiog turėjo, galbūt kalbant apie finansinį tą tokį išprusimą, tai toks terminas buvo ta saugumo pagalvėlė. Ir mamytė visą laiką sakydavo, kad viskas gerai, šeima, vyras, kad išlaiko, bet visą laiką pagalvok apie tai, kad turėtum savo. Kad nereikėtų, pavyzdžiui, sakyti... Jau tau iš mamos tai atėjo. Taip, iš mamytės, kad visą laiką turėtum bent jau, čia toksai terminas, nereikėtų taip tiesmukai ir priimti, bet kad galėtum nusipirkti, nežinau, pėdkelnes, kad kažkokią kosmetiką savo galėtum ir nereikėtų aiškintis, prašyti vyro, nes tai vienok toksai nepatogu, nemalonu. Toks, nes tiesiog aiškintis. Tai kiek čia kainuoja, nežinau, tie lūpdažiai? Nesąmonė, iš tikrųjų, aš žiūriu tave ir aš didžiuojuosi iš tikrųjų tokiam stipriom moterim kaip tu, dėl to, kad tu esi pavyzdys, kad reikia pačiai už savo vietą pasaulyje pakovoti, už savo pinigus, už savo vaikus, už savo ateitį reikia pačiai, o nelauk, kad vyras paduos, nes šiandien yra ir to gali nebūti. O šokiuose, kam per 30 tos pagrindinės problemos kokios išryškėja. Va, tu paminėjai apie vaikus, kad mamos, kurios augina sudėtingesnius vaikučius, skyrybos tikriausiai, kas dar? Tai visa apskritai kiekviena tokios ryškiausios. Ryškiausios tai apskritai, kad tas pats nusistovėjęs standartas ir štampas apie tai, kad moteris pati save išmeta iš rinkos, ne rinka ją išmeta. Bet jinai galvoja, kad jie vyras uždarė ir nugi su vaikais. Taip, apie tai, kad tu esi atsakinga už savo tą laimę, už savo pasirinkimus, kad tu turi pilną teisę rinktis, kad galbūt nesėdėti ištiesus rankos ir sakyti, jau toks likimas, bet... Taip jau man atsitiko. Ne man čia, ne apie mane, tas anksčiau laiko savęs palaidojimas ir kaip
taip gal trumpai tariant, toksai dar tas štampas, kad baigi 12 klasių, stoji į universitetą, ties Susirandi 3 kursų vyrų. jau turi susirasti savo būsimą vyrą, ties 4, kad su diplomu apsiženėjai ir tada, aišku, tą diplomą padedi į stalčiuką, gimdai vaikus ir nuolatos dar vis tie, žinai, kada pirmas, kada antras vaikas, kada ten namas, kaip kažką. Tai dar tas visas eiliškumas jisai eina, nes atrodo, kad tu kaip ir normaliai, sąmoningai, man atrodo, tai ta pirma socialinė grupė, tai yra šeima, tai yra vyras ir žmona. Jie turi savo taisyklės. Jie susitarti turi, Jie bus 3 ar susitaria kiek ir vaikų. vis tiek dar baltos varnos yra tos moteris, kurios dirba, kurios kuria kažkokį tai verslą, tada tai tu būni bloga mama. Tai čia turbūt eina pagrindinė tema apie kiekvieną naują vaidmenį, kurį įgyja moteris, kad jisai, aš galbūt primenu tai, kad kiekvienas vaidmuo, nu kaip mama, žmona, verslininkė, Taip. iš tavęs neturi nieko atimti. Nes po visų šitų titulų ar, nežinau, štampų, etikečių, kaip tu pavadinsi, tu esi. Taip. Tu Moteris, tu esi. Tu esi moteris ir apskritai, kalbant apie tam tikrus kažkokius, tai mes labai pamirštame ir pametam save. Tiesiog mes esam tokios labiau procentaliai, nesakau, kad visos, bet procentaliai mes esam tokios, kur atsiduodam 110%. Mes jeigu mylim, tai mylim, mes atsiduodam vyrui, šeimai, vaikams ir tada tu tokį dedi papunkčiui, kurioje vietoje esi tu, kurioje vietoje yra tavo poreikiai. Taip. Nu, būna labai jau taip ženkliai, nes ir tikrai, nu, tarkim, apie tą pačią savigraužą, kad moteris tiesiog negali išeiti, nes atrodo, kad sugrius pasaulis, kad vyras negali pabūti su vaiku, Tikrai kad jos seniai nesimatė su draugėmis, apie tą atskirtį nuo to tokio reikalingo, net moksliškai yra įrodyta, kad reikia moterims bendrauti su moterimis. Iš senų senovės jau prieš 1000 metų burdavosi moteris, kur tam, tarkim, net ir PMS tą patį išgyvena, tie patys hormonai, tu daliniesi, tai yra tiesiog dalintis tuo. Tai... O tu susikursi, kam per 30 iš šito renginio savo tobulą užtarnautą poilsį? Aš apie pensiją. Aš žinok, manau, kad taip. Galbūt pirmoji eilėje dabar kalba eina apie vaikus. Taip. Dėl to, kad supratau, kad negali žinoti, aišku, mes kalbam apie ten šios akimirkos jėgą, kaip reikia dabar, mano laikrodis įrodo dabar visada, bet apie dabar galvojant, tu vis tiek kaip su tuo vaidmeniu, kaip mama, tu esi atsakinga už savo vaikus. Ir už rytojų, ne tik. Ir už rytojų, ir už mokslus, ir dar kalbant apie tą, dėl ko aš taip sakau, nes mano tėveliai mums 12 klasės proga skyrė tam tikrą pinigų sumą, buvo sutaupę tam tokiam startui, nu tokiam naujam etapui kiekvienam, kai baigėsi vienas, tu esi 18 metų, dar be patirties, bet toksai... Bet tau padeda tėvai bent jau finansiškai žengti. Taip, ir tai, aišku, jie taupė ne per 1 metus ir aš įsivaizduoju, kad yra pakankamai sudėtinga. Ir galbūt vėl dabar jau atsakysiu už tuos žmonės, kurie sako, lengva sakyti, kai tu uždirbite, nežinau, daug, bet galiu pasakyti ir tiek, kad kantrybės. Šitoje visoje temoje reikia kantrybės. Taip. Ir pasiskaičiuoti, netgi atidedant ant tuos pačius, nežinau, 50 eurų, 100 eurų, ilgesnėje intervalo ten toje laiko juostoje. Visi supratom. Tai arba dešroje, žiūrėk, atkreipiu dėmesį moterų, dešra, moteris. Aš pasimečiau. Taip, laiko toje dešroje tau susideda tam tikra pinigų suma, kad ir jinai netrodys ir milijonas tas pas, kuris nėra labai ir čia daug ir didelis. Taip, tik pagalvot, pasvajoti ir pradėti siekti to. Daryti. Tai reikia, žinai, kuo anksčiau tai pradėsi daryti, tuo bus tolimesnėje perspektyvoje tavo vaikai jaus didesnį dėkingumą. Taip, tai tavo tikslas yra sutaupyti vaikam, paruošti tą pirminį startą ir tada sekantį esi tu? Ne, yra tokia, ne. Iš tikrųjų, tai aš... Aišku, kad galvoju ir apie save, mano iš viso tikslas yra galbūt
kuo mažiau dirbti, daugiau užsidirbti. Visi apie tai svajojame. Ir tai yra įmanoma, dėl to, kad vėlgi, jeigu tu užsiemi tam tikrą veiklą, kuri tau patinka, tai gal apie tą galimybę ir prabangą užsimti tuo, ką tu nori daryti. Aš dar papildyčiau tuo, ką pastaruosius metus, nes aš niekam nepriklausau, aš dirbu savo. Tai gal prasmės, aš visą laiką ieškau toje veikloje ir pradedu strateguoti ne nuo pinigų sumos, o nuo prasmės. Naudingumo žmonėms. Jo, nuo žinutės, kurią aš noriu pasakyti, kuo aš noriu pasidalinti ir kokia bus to prasmė ir ar tai vertinga ar nevertinga. Ir tada tik tai eigoje tai gimsta į kažkokį tai verslo planą ir atsidėjimą tam tikrą pinigų sumą. Tai jinai yra, aš tą darau tam, kad, nežinau, gal karo metu buvo toksai labiau įbauginimas to viso šito dalyko, reikėjo pasiskaičiuoti vėl per naujo. Ir atsidėti daugiau. Atsidėti daugiau, kad iš tikrųjų tu galėtum be jokių finansų papildomų, tu tiesiog galėtum gyventi. Indre, tu turi investicinius, dar kitaip mums visiems suprantamus kaupiamuosius tuos draudimus vaikams. Taip. Ir savo. Taip. Nu, ir tu padarei su tikslu, kad turėtum ateiti pinigų. Bet, žinai, sklando tokia nuomonė visuomeniai, kad tai yra, nu taip negerai, čia apgausta, čia nesąmonė. Ką tu galvoji apie tai? O kas apgaus? Nu, vakas. Taigi čia afera, ne? Aš manau, kad visko mes bijome, ko mes nežinome. Tikrai taip. Viskas, kas mums yra neaišku, bet kažkodėl mes geriau nieko nedarysime ir tada kažkoks įvyks stebuklas. Tai aš galbūt iš tos savo patirties ir apskritai to bendravimo su žmonėmis ir tų pačių baimių kažkokių, tiek žinai, geriau kojiniai pinigas ar ten stiklainyje. Gerai ir tenai. Turi būti ir ten. Neslėpkim, gerai ir tenai. 50, 30, 20. 30% kojiniai. Taip. Amen. Taip. Tai man atrodo, kad gal jau mūsų karta šiek tiek laisviau žiūri į šitus visus dalykus. Visų pirma, tai yra visos galimybės ir prieimai konsultantai, pagalba, kur Roberta nemokamai konsultuoja, rašykite Tikrai jai. taip, ačiū. Tokia, bet reikėtų ir mokėti. Tokia, iškirpta, nemokamai. Ne, nemokamos iš tikrųjų, bet aš noriu, kad jos duotų naudą. Tai vat, tu tą naudą pajutai, tu darai ir tu nebijai, kad ten kažkas nesigaus. Taip? Ar visgi bijai? Tam taupime ateičiai. Aš nežinau, aš tiesiog matau tai kaip pareigą. Kaip įprotį. Kaip įprotį savaime suprantama, taip kaip skaičiuoti, taip kaip kiekvienas turėtų skaičiuoti ir nešokti aukščiau bambos. Taip. Tai aš galbūt esu ten už nekilnojamą turtą arba namus su paskola, kad ten, žinai, kaip anksčiau būdavo, vėlgi, ari visą gyvenimą dėl to teliko. Ir tada nugyveni ten kažkokį labai nūdną gyvenimą, esi nelaimingas. Bet pavyzdžiui, ten, nežinau, imtis kažkokiam tai, nežinau, telefonui. Taip. Nu, tokiems kažkokiems gal einamiems kasdieniniams dalykams paskolą galbūt nederėtų, galbūt derėtų persvarstyti savo tas realią situaciją, galbūt paieškoti ar kitos veiklos, kito darbo, uždarbio, nu, pagal poreikį ir galimybės kad turėtum. Jo, kad tiesiog taip, nes dažnas galbūt šoka į tokį aukščiau bambos, tarkim, daro vestuves. Ir neturi pinigų, aišku, eina pas geriausią dizainerį kažkokį tai ten ir ten, nežinau, sodyboje arba skrenda ir skraidinasi visas giminės ir imasi paskolą, tai gal šito momento... Man net, žinok, širdį dūrė. Aš gal šito momento nelabai suprantu, gal tiesiog tada, jeigu tu nori tos šventės, tai reikėtų mąstyti šiek tiek... Ir taupytis jai. Taupytis arba tiesiog permąstyti, kad tu gali pasisiūti suknelę šiek tiek ir pigiau. Paieškoti tų variantų. Aš kasdien iš tikrųjų klausiu žmonių, kai jie pas mane ateina į konsultacijas, kodėl tu turi telefoną išsimokėtinai. Taigi tik 50 eurų per mėnesį. Bet tu nežinai, ar tu rytoj eisi į darbą. Tu nežinai, ar tau su sveikata nebus blogai. Ir aš to nesuprantu, kodėl žmonės vis dar tai daro.
kažkam gal ten verslus reikia palaikyti, aš čia nežinau, čia kita tema, bet turėtumėte išmokti skaičiuoti. Ir va tas 50, 30, 20 kažkas, kasdien apie tai kalbu, tai yra va tie nuo pajamų, kuriuos ir tu mokys tais pinigais elgtis. Taip ir darai. Nuo tų savo pajamų tu susikaišai visus tos stalčiukus. Gerai, kad matot mano akis. Tokie kur. Viską. Taip, moku. Moki. Nemokėtum, Indrė, tu neturėtum to, ką dabar turi. Nes čia yra mokėjimas elgtis su pinigais. Tai kai mes turim pajamas, mes skirstom 50% pragyvenimui, dešrai nusipirkti už elektros, mokėti. 30% yra pasidėti po pagalbę tam telefonui, vestuvėm, kelioniai, dar kažkam. Ir 20% įdarbinti ateičiai. Ir va šito labai visi bijo. Ir kaip tu pasakai, geriau telefonas išsimokėtinai ir nebijo, bet ten pasidėti savo, susimokėti savo bijo. Tai taip neturėtų būti, manau. O kaip tu galvoji? Aš manau, kad vėlgi su kiekviena kažkokia naujove reikia labiau skleisti tą žinutę, ką tu ir darai, ką mes tengiamės visi kalbėti ir pasiieškoti tų variantų, pamėginti, pasikonsultuoti, neklausyti, nežinau, Reginos iš Pabradės, o iš tikrųjų kreiptis pas profesionalus, pas tuos žmonės, kurie išmano savo sritį, kurie patarė ir ypatingai, tai man atrodo, yra visos sutartys, yra visi kontraktai, yra viskas juodu ant balto pasirašyta, yra tie patys, nežinau, teisininkai, advokatai, konsultantai, kur tu tiesiog tavo, man atrodo, saugiau ir negali būti. Negali būti visiškai. Ir aš visiems linkiu iš tikrųjų nebijoti, o jeigu bijai, sužinoti. Ir aš labai dėkinga tau, beprotiškai dėkinga, kad tu daliniesi, kad tu turi pati, kad tu taupai, kad yra Roberta tokia, kuri gali pati. Aš labai tau dėkinga, nes mano tikslas iš tikrųjų padėti žmonėm, kad jie pasidarytų tvarką piniginiai ir kad kuo daugiau jų tvarką piniginiai pasidarytų. Pirmiausia, PM32. O tik tai tada, jau kai tu jau turi santaupų, turi susitvarkęs piniginę, tu gali gyventi, turi bent kokius 3 mėnesius santaupų, kai tu turi tą rezervą, kur negali nukristi nuo jo, ne? Tai kai jau tu turi, aš žinok, dabar, kol tu sakai tą rezervą, tą kapšelį, aš dabar jau šiai dienai turiu 3 savo pagalvėlės saugumo. Tai įskiršiusi jau atskirai atostogos kelionės, vaikai, mokesčiai. Turi būti būtinai tai. Ir dar prie viso to tu ir ateičiai esi daug padariusi. Tas yra labai smagu. Ko tu palinkėtum savo? Dar daugiau sąmoningumo, dar daugiau noro ir neprarasti noro augti. Dar daugiau tokios kelionės ir draugystės su savimi. Nes dažnu atveju tų baimių ir atsiranda, nes tu įsikabiniai kažką tai, į vyrą, į draugą. Taip. Kai tu nepasitikį savimi, tai žengti kažkokius, tai ar kalbant apie taupimą ir finansus, ar apie kažkokią tai veiklą savo mėgstamą, tai galbūt plėsti savo komforto zoną ir toliau, žodžiu, ir judėti, šokti ir mėgautis gyvenimu. Aš noriu tavęs pačios pirmos paklausti. Ar galim pasibučiuoti? Ne? Ir to galiu paklausti. Gerai, važiuojam. Bet iš tikrųjų, tai nesu dar nei vieno savo kalbinto žmogaus klausus, ką galvoja apie mane. Ką tu galvoji apie mane, apie mano skleidžiamą žinutę, apie tai, ką aš darau. Ir tu sakai, užknesai su savo tai istorijos, kiek tu jų ten šnekėjai. Kažkaip kitaip sakai, bet panašiai. Aš tai galbūt nesakysiu, ką aš galvoju apie tave, aš galbūt tokiam iš to suprasiu tokia tostos, palinkėjimas. O, wow, gerai. Neužgesti, nes liūdniausia matyti turbūt užgesusias akis. Taip. Tai nesvarbu, ar būtų moteris, ar būtų vyras, tai labai yra gera matyti, kai dega akis, kai trykšti noru, kai tu tiki tuo, ką tu darai, tai kartais net nebereikia jau tiek daug skleisti ir taškyti tos energijos, sukoncentruoti į tuos žmonės, kuriems reikia tos informacijos. Taip. Ir jinai naudinga, nes aš suprantu, kad nepakeisi viso pasaulio, gali pakeisti savo požiūrį. Tai neužgesk. Ačiū tau labai. Ir net čiulpai nuėjo per kūną. Aš irgi to labai labai noriu ir labai labai stengiuosi, kad žmonės kartu su manim neužgestų, kad degtų kartu su manim, būtų laimingi ir pasiektų savo tikslų. Ir važiuodama šiandien pas tave, aš galvojau, kad mano tikslas
Ir aš jo niekada garsiai nesakiau, nei viešai, nei niekam iš tikrųjų nesakiau. Tai va dabar pasakysiu. Mano tikslas, kad žmonės užbaigtų sutartis iki galo. Atrodo, ką sutartis? Bet esmė pasiektų tikslus. Nes jie pas mane atėję susikuria strategijas. Taupysiu vaikui, nes reikės vaikui, kaip ir to, ne, tam pagrindiniam, pirmam tiksliau, ne, tam žingsniui. Taupysiu vaikui. Turiu 18 metų, 10-15, kaip pavyzdys. Tada taupysiu pradinį įnašą būstui, nes noriu nusipirkti namus. Ir, trečia, pagrindinė žinutė, ką aš skleidžiu, tai yra tai pensijai, ne, tai savo ateičiai, bet ne tai tikrai, valstybiniai pensijai, bet tam momentu, kai aš pats norėsiu išeiti. Liūdina, žinokit, valstybinė pensija, galiu pasakyti, labai liūdina. Tai taip, aš matau savo tėvus ir man bėga ašaros, krūvinos ašaros, aš neįsivaizduoju, kaip gali žmonės negalvoti apie tai. Tai va tos mano 3 žinutės kiekvieną dieną yra skleidžiamos visokiausiam spalvom ir pavyzdžiais, kad susimastytų žmonės ir aš noriu palinkėti ir pasakyti, kad mano tikslas, kad pasiektų tų tikslų. Nes pradeda ir kažkur išsiskyrė su vyru, ten, nežinau, neteko darbo ir viskas, pasaulis griūna. Tai jeigu netekai darbo, tai gal rytoj kitą susirasti. Tai va, ir to aš linkiu, kad pasiektų tą tikslą. Ir jeigu tu, darydama viską, ką darai, pasiduotum, tai šiandien dienai nebūtum čia, kur esi. Aukštumoj, padedi žmonėm, nebūtum, kas esi, jeigu tu vis pasiduotum. O tie žmonės, kurie pasiduoda, jie ir... Bet normalu ir sveika pagulėti koldros kokoniukę. Aš tai vadinu koldros kokoniuką. Susisukti, truputį save pagaili, nusimeti kaldrą kaip apsiaustą, savo vidinę kseną kovotoją įsijungi ir eini į priekį. Ačiū tau. Labai tau ačiū. Dabar pasibučiuojam. Dabar jau pasibučiuojam. Labai ačiū.